O, vis mažiukas yra. Čia prancūziškas žaidimas. Čia implantai. Čia implantai būtų. Delfi skaitytojai pagalvoja, kad tau reikia implantuoti. Kas yra, ko tu kritikos nemėgsti, ne? Nu, vietą apie nugarą, penktą laidą apie nugarą, kalbėtom pradėtą. Nu, vaikeli, nu papai nedėlį taip darėma. Ne, viskas čia taip šyki, bet ką man dabar dėlį? Laikyk nugarą. Nu, laikau. Čia gėrima. Nu, kalba, penktą laidą, nu pasakyk, norgi nebinda. Taigi komentaras, komisija supeikė truputėlį. O supeikė tai dėl ir nugarytės, dėl laikysenos mano. Nu ką man daryti, jeigu pas mane tokia, vat, būtent laikysena, aš tikrai stengiuosi, iš viso širdies laikysena tai yra tokia, kokia yra, bet jau penktą laidą iš eilės man apie tą laikyseną kalba, jie neturi ką pasakyti apie laikyseną. Sakė, į jogą gal nueit patiria, gal ir nueisi į jogą? Eisiu, jo, į jogą. Turiu aš laiko. Aš eičiau tikrai, aš laiko neturiu. Turbūt panelė Daniutė neįsivaizduoja, kiek aš esu užimta. Visiems labai patiko, Daniutė nepatiko, kad su prabangia suknele voliojasi anaiptol jos ant žemės. Daniutė labai turbūt ribota labai. Ką ta prabangi suknelė, ką tas skuduras reiškia. Nieko jis nereiškia, reikia žiūrėti mintį. O kas čia, kad čia biškiai Svarovskiukų uždėta, tai čia prabangi suknelė. Vieniem lemta suprasti, kitiem ne. Jeigu pradžiai buvo siužetas, buvo paaiškinta, kad Tomas yra mano liūdesys, aš šoku su savo liūdesiu. Ir taip turiu man gerą, aš išgyvenu.